Labadiena, šiandien norėčiau pristatyti 3 pratimų kompleksą moterų silpnoms vietoms stiprinti. Tai būtų šlaunys, sėdmenys bei apatinė pilvo preso dalis, kuri dažniausiai būna nusilpusi. Pirmojo pratimo metu sustiprinsime apatinę pilvo preso dalį, antrojo pratimo metu sustiprinsime šlaunis, o trečiojo pratimo metu sustiprinsime sėdmenis. Taigi pirmasis pratimas – dubens kėlimas aukštyn. Atsigulame nugaros, pakeliame kojas, pėdų pirštai į save, rankos šalia kūno šonų, delnais į grindis. Įkvėpimas, su iškvėpimu keliame dubenį aukštyn, iš apatinių pilvo preso raumenų. Įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpiam, iškvėpiam. Įkvėpimas, iškvėpimas. Labai svarbu, kad nevestumėte kojų už galvos, kojos turėtų eiti tiesiai. Pratimą atlikite 10-15 kartų po 3 serijas, tarp serijų darydamos 30 arba 1 minutės poilsio pauzės. Antrojo pratimo metu sustiprinsim silpnąją moterų kūno dalį, tai yra šlaunis. Pereiname į atramandilbio, alkūnė ir peties sąnarys vienoje tiesioje linijoje. Pakeliame dubenį, koja sulenkta, viršutinė koja tiesi, pėdos pirštai į save, kūnas tiesus, sėdmenys įtempti, pilvo presas įtrauktas. Ranką dedame ant šlaunies, smakrą keliame aukštyn, žvilgsnis į viršų. Įkvėpimas, su iškvėpimu keliame koją šiek tiek aukščiau. Įkvėpiam, iškvėpimas, koja kyla į viršų. Įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpiam, su iškvėpimu keliam koją aukštyn. Įkvėpimas, iškvėpimas. Pratimą kartokite 10-15 kartų, 3 serijas, tarp serijų darydama 30-60 sekundžių pauzę. Jeigu jaučiatės per silpnai, atlikite 5 pakartojimus, 3 serijas. Nepamirškite pakeisti kūno pusės šonų. Trečias pratimas skirtas sėdmenims stiprinti bei stangrinti. Pereiname į atramą 4. Iš čia delnai spaudžiame grindis, rankų pirštai plačiai, pėdų pirštais taip pat remiamės į grindis ir po truputėlį keliame dubenį aukštyn. Paleidžiame galvą, kaklą, keliame sėdimuosius kauliukus aukštyn. Po truputėlį suglaudžiam abi kojas. Įkvėpimas keliame dešinę koją aukštyn, su iškvėpimu vedame ją į šoną. Įkvėpimas, iškvėpimas, pėdos pirštai į save, įkvėpiam, iškvėpiam, įkvėpimas, iškvėpimas. Jeigu jaučiate, kad toks variantas per sunkus, pratimo palengvinimas yra atramoj nuo 4, arba kitaip vadinama katės poza. Pilvas įtemptas, bamba į viršų, plaštakos po pečiais, rankos maždaug pečių plotyje, kojos klubų plotyje. Įkvėpimas keliame vieną koją aukštyn, su iškvėpimu vedame ją į šoną. Įkvėpiam, iškvėpiam. Įkvėpimas, iškvėpimas. Įkvėpimas, iškvėpimas. Pratimą kartokite 10-15 kartų, 3 serijas, tarp serijų darydamos 30-60 sekundžių pauzę. Nepamirškite pratimą atlikti ir ant kitos pusės. Tai yra, pradedame dešinę koją, baigiame kairę. Nepamirškite pratimus atlikti 3 kartus per savaitę. Jeigu jaučiatės per sunkiai, mažinkite pratimų pakartojimų skaičių. Linkiu išlikti gražioms, sveikoms ir stiprioms.